Sveiki visi! Vėlgi su jumis esu aš, kineziterapeutas Marius ir šiandien noriu jums parodyti dar vieną ypatingą, tikrai gerą, efektyvų pratimą mūsų stuburui. Kalbėsiu apie pratimą, kuris padės mums ištempti mūsų liemenį ir ypatingai apatinę mūsų liemens dalį. Šio pratimo didelė tikimybė, kad jūs nepamatysite jokioje poliklinikoje, jokioje ligoninėje, nes tai yra pakankamai retai atliekamas pratimas, bet tikrai labai efektyvus. Jeigu jūs dažnai atliekate stuburo mankštą, tikrai drąsiai galite įterpti šį pratimą į sveiko stuburo pratimų programą. Ir kamgi šis pratimas yra reikalingas? Mes tempsime būtent liemens šonus, o liemens šonuose yra toksai porinis rumuo, kvadratinis juosmens rumuo. Jis yra porinis ir jį matote būtent šiame paveiksliuke. Jis yra iš abiejų liemens pusių, tiek dešiniai pusėje, tiek kairiai. Ir jo funkcija yra stabilizuoti dubenį, stabilizuoti mūsų juosmens slankstelius. Bet problema yra tame, kad dėl mūsų ilgo, dažno sėdėjimo, dėl mūsų fizinio pasyvumo šis rumuo dažnai būna sutrumpėjęs. Ir ypatingai būna sutrumpėjęs tiems žmonėms, kurie yra, pavyzdžiui, dažnai sėdi palinkę į kurią nors pusę. Jeigu jūs save, pavyzdžiui, pastebėjote, vairuojantį, kad jūs, pavyzdžiui, sėdite palinkęs į, pavyzdžiui, pavarus vertės pusę, jums gali būti sutrumpėjęs jūsų dešinėje pusė ir jūs tempimą labiau jausite dešinėje pusėje. Tad gulamės ant kilimėlio ir darom šitą vieną pratimą ir galite šitą pratimą pakartoti kiekvienai pusiai po 4-6 kartus ir ypatingai atkreipkite dėmesį ir daugiau kartų padarykite tai pusiai, kurioje jaučiate tempimą. Taigi gulamės ant kilimėlio. Kągi, tada rodau iš karto šitą vieną vienintelį pratimą ir einame į padėtį ant 4. Einame į padėtį ant 4 ir mes paimsim, darysim taip. Reiškia, vieną koją aš tiesiu, kitą koją lenkiu ir ateinu į padėtį, kai mano liemens šonas yra, visas liemuo yra ištemptas. Ir ranka gali būti ant liemens, gali būti ant galvos, galite tiesiog dar papildomai patempti galvą, kaklą ir palaikykite tempimą 10-15 sekundžių. Pajausite tikrai labai stiprų tempimą va čia va ir galite pajausyti tempimą stipresnį vienoje pusėje negu kitoje. Darom tada į kitą pusę. Aš vieną koją ištiesiu, kitą koją lenkiu, vieną ranką laikausi ir tempiu. Ir taip pat tempimą padarykite 10-15 sekundžių. Kaip sakiau, padarykite po 4-6 kartus į kiekvieną pusę ir jeigu, pavyzdžiui, dešiniai pusėje tempimo jaučiate didesnį, šitai pusėje galite tempimą palaikyti ilgiau arba galite padaryti daugiau kartų. Taip, ir dabar dar noriu parodyti jums šito pratimo dar sunkesnę versiją ir tam mums reikia visiškai laikytis ant rankų ir kojų ir esmė vėlgi lygiai ta pati. Kitą koją galite atverti, galite padėti ant žemės, labai didelio skirtumo nėra. Taip, vėl ant 4 pasisuku, dedu dubenį ant žemės. Ir tempiu. Tikrai labai stiprus tempimas per visą liemens pusę. Ir dar galite net papildomai tarsi patys atverti šitą pusę ir tarsi ją šiek tiek paspausti link žemės, kad tempimas būtų dar didesnis.
bet aišku, viską darykite iki skausmo ribos. Ir tada ačiū visiems, kurie žiūrėjo šitą video. Jeigu šis video patiko, būtinai paspauskite like, parekomenduokit draugams, pasidalinkit, parašykit komentarą, kad patiko ir kad noriu daugiau tokių panašių video. Ir labai rekomenduoju užsukti į mano asmeninį YouTube kanalą Kineziterapeutas Marius Janulis, nes jame aš dalinuosi labai daug nemokamo gėrio. Visiškai duodu nemokamai labai daug paskaitų, labai daug kineziterapijos pratimų, atiduodu visus kineziterapijos mokymus, masažo video mokymus visiškai nemokamai. Peržiūrėkit mano YouTube kanalą, jame labai daug yra video ir pasidalinkit, paspauskit like ant tų video, kurie jums patiko, parašykit komentarą ir tada aš gausiu dar daugiau motyvacijos kurti panašius video. Tada ačiū visiems, kurie žiūrėjo šitą video iki galo, būtinai užsiprenumeruokit mano šį kanalą, kad gautumėt pačius naujausius ir pačius geriausius kineziterapijos video. Iki kitų kartų.